Sveiki, gerbimieji klientai. Dabar truputį pakalbėsim ne tik apie įrangą, bet apie situaciją, kuria vyksta dabar. Ir aš labai prisimenu tą situaciją, kuria buvo po korono tos krizės, po korono epidemijos, kada buvom visi uždaryti, po to sustoja, kaip sakoma, gamyklos buvo uždarytos, logistika visa, kaip sakoma, lūžo. Ir po to atsigavimą, kada jau tos visos apribojimai buvo nuimti, kad mes labai pajutom kainos augimą, infliacija labai didelė pradėjo. Ir kaip minėjau, aš labai keisdavosi kainos, aišku, augo tos kainos. Ir mes, kadangi turim didelį platų asortimentą elektroninių parduotuvių savo, tai mes tai vos spėjom kas savaitę gaunam laiškų nuo gamintojo, nuo savo tiekėjo, nuo atstovų, kad brangsta prekė, tam 3 procentam, 4 procentam, 3, 2, 4 procentam brangsta prekė. Ir tik spėjom keisti kainos. Ir dabar šiuo metu buvo jau, kaip sakoma, 24 metai viską apsiraminė, 24 metai praktiškai, man atrodo, tik Daikin kažkiek buvo pabrangęs, ta gamintojo Daikin įranga, bet kitos įrangos tikrai nebrango. Kai kurio gamintojo norėjo, kaip sakoma, padidinti savo pardavimus, tai net mažino prekės kainas, arba darydavo kažkokias akcijas laikinos, sakysim, mėnesį, 2 mėnesiam, kad mažesnė kaina. Tai šiuo metu dabar, kaip matau, GRI jau pasakė, kad nuo kovo 10 didins ir didins ne 1-2 procentų, didins iš karto 8 procentais. 8 procentai, jeigu pirkti rimtą įrangą už keletą tūkstančių, tai tikrai jau jaučiasi, čia yra nelabai maži pinigai. Tai kad siūlyčiau tiems žmonėms, kurie pradėjo statybos, kurie turi finansus, turi pinigus, aišku, pagreitinti, pirkti kažkokią stambesnį įrangą būtent šį mėnesį, kitą mėnesį, kadangi dėl to geopolitinė situacija, kaip minėjau, kad didės muitai, kaip sakoma, lūš visokie logistikos keliai, ir jeigu jūs turit pinigus, tai verta, kaip sakoma, investuoti į savo būstą. Verta investuoti į nekilnojamuosius turtus, kadangi čia vienas iš tokių būdų, kaip išsaugoti pinigus. Mes visi puikiai žinom, kas tam praėjo po Sovietų Sąjungos griuvimą, kad po Sovietų Sąjungos liko kokie turtai, kurie verti buvo, tai namai, būtai, kurie vis tiek buvo paklausa, auksas. Tai šitie dalykai, kaip sakoma, išlaiko kažkiek, padėjo išsaugoti žmonėms kažkokius pinigus. Likusios ten papiriniai pinigai, indėliai bankuose, tai visi, kaip sakoma, sugedo, kaip sakoma, dingo praktiškai. Buvo didžiausia infliacija, tai kad čia ne pirmą kartą, tai kad tie, kurie, sakoma, laiko tik pinigai savo pagalviai, tai verta pagalvoti, į ką investuoti tos pinigus, kad jų neprarasti. Jeigu jūs planavot kažką, tai įsigyti kažkokią didesnį daiktą, tam nekilnojamasis turtas, padaryti remontą savo name, renovuoti namą, tai pats laikas dabar galvoti, kol tie pinigai neprarado didelį savo dalį, savo pirkamuosios savo galios. Tai kad tokia situacija vyksta, tai kad aš ne taip dėl to, kad pas mane mažėja, kaip sakom, pardavimų, ne, pardavimai tikrai nemažėja, tik didėja, aš žiūriu statistiką, kas mėnesį didėja tos pardavimai, tikrai yra didelė paklausa ir žmonės, kai kurie supranta, kad jeigu jie sugalvoja, reikia remontą padaryti, investuoti ir renovuoti namą, tai laikas daryti dabar, o nelaukti, kol kainos dėl tos geopolitinės situacijos pradės didėti infliacija, pradės, tai kaip sakoma, augti tos kainos ir tada žymiai bus sunkiau įsigyti kažkokios tokios rimtos prekės už tą pačią kainą, kiek buvo galima nupirkti prieš pusę metų, prieš metus. Tai kad nenuvertėtų jūsų pinigai, kaip sakoma, iš tos atsiminam tokią gražį pasaką, kada karieta 12 valandą, kaip sakoma, iš karietos liko tik maliuga, ja? Tai kad iš jūsų pinigų neliko nebūtų irgi kažkokie problemos. Aš manau, kad verta dabar būtent galvoti, jeigu yra planai, jeigu yra finansavimas jau atidėtas,
Jeigu yra skirti pinigai, tai dabar daryti kažkokius remontus ir investuoti savo pinigus į savo arba kažkokius objektus, statybos arba savo renovaciją, savo būstus. Ir linkiu visiems, kaip sakoma, su to video, neprarasti pinigų, įsigyti prekės geriom kainom, kol dar įmanoma tai. Ir, kaip sakoma, iki sekančio karto statom laikus, kam aktuali šitą video aktualus, rašom komentarus, kas nesutinka, nes būna, aišku, tokių žmonių, kurie tikrai rašo man, kad, žinokit, pardavimų jokių nėra, viskas stovi, pirkti nereikia, prekių daug, prekės pigs, niekas jų neperka, iš tikrųjų tai nėra, prekės parduodamas labai gerai, perka labai gerai, nespėja šiuo metu atvežti tos prekės, kaip minėjau, net su logistika problemas yra dėl tų husitų apšaudymų visokio. Tai, kad laukiam dabar, sakau, kai kurių prekių jau daug rezervacijų turim ir kaip tik tas prekės atvyks, kai kurie atvyks po savaitės, kai kurie po 2 savaičių atvyks prekės, tai didelė dalį jau yra rezervuotos prekės, kurie iškart keliaus ne į sandėlį, iškart keliaus pas pirkėjus. Tai, kad būkit budrus, gerą turėkit nuotaiką, viskas bus gerai, visada buvo geresnių laikų, blogesnių laikų, tai, kaip sakoma, pragyvensim šitą dalyką, tai kad iki sekančio karto, sėkmės, iki.